Achtung, Achtung! Dėmesio, dėmesio. Dėmesio, dėmesio. Jums kalba naujoji valdžia. Jums kalba naujoji valdžia. Naujoji valdžia praneša. Naujoji valdžia praneša. Gatvės tuščios. Gatvės tuščios. Mes nežinom kodėl. Mes nežinom kodėl. Kodėl gatvės yra tuščios. Kodėl gatvės yra tuščios. Mes esame naujoji valdžia ir bandome suprasti, kodėl tuščios gatvės. Sveiki, su jumis sveikinasi nauja radijo laida LRT eteryje naujoji valdžia. Laidą veda istorijos mokslų daktaras, archeologas Žygimantas Buržinskas ir multidisciplininių menų kūrėjas Algimantas Rokas Černiauskas. Žodis suteikiamas jiems. Pasitikime plojimais. Labadiena, sveiki gyvi. Girdite Algimanto balsą, o su jumis sveikinasi radijo laida Naujoji valdžia. Kultūros pasaulio reljefas. Laida skirta populiarinti istorijos mokslą, apmąstyti regionų kultūros politiką. Eterio metu preparuojama Lietuvos miestų bei miestelių savimonė, apžvelgiamos kultūros, politikos, šiuolaikinio meno ir netgi religijų pasaulio aktualijos. Toliau žodis suteikiamas laidos vedėjui, istorijos mokslų daktarui Sveiki visi. Toks įžengimas dovanojo aukščiausiais balais. Na, o grįžtant prie tokių identiteto klausimų, identitetinių apibrėžimų, tai pastaruoju metu vėl buvo grįžęs tas Rusijos didžiosios kultūros paminėjimas. Visada tas yra klausimas, kirbantis, kodėl mes apie tą didžiąją kultūrą tiek daug kalbame. Aš tarp kitko buvau šiemet Čekijoje ir kai pamačiau čekų kultūrą, aš nusprendžiau, kad čekų kultūra yra didžioji. Mes turime tikrai visą eilę tų kultūrų ir didžių kultūrų ir, tarkim, abiejų tautų respublikos kultūra, kuri nėra išdirbta, išgryninta mūsise, kažkodėl vis tiek krypsta į tokį sovietizuotą, netgi carinių laikotarpių, net jau sukurtą ideologinį užtaisą apie kažkokios valstybės kūrinyje. Aš netgi sakyčiau, pavyzdys Vilniaus barokas, Vilniaus baroko kultūra, lyginant su Peterburgu, yra žymiai aukštesnės klasės, vien dėl to, kad Vilnius turi savitą kultūros tą modelį, ten dirbo jau toje pačioje plotmėje, išugdyti tos architektūros mokyklos, suformuoti kūrėjai ir jie sukūrė tą tokį visiškai unikalų miestą šitoje šiaurės centrinės Europos dalyje. Tai nėra kažkokie kartotiniai sprendimai, nėra kažkokie katalogizuoti dalykai. Tai mes kartais savyje, kartais nebesurandam tam tikrų kažkokių aiškesnių įkvėpimų ir tai, manau, gimsta iš kažkokio tokio okupacinio, imperinio kažkokio savęs žeminimo, kurį mes išgyvenam. Tai tikrai palinkėčiau 2025 metais kažkaip stiprinti tą mūsų kultūrą, akcentuoti daugiau į tą Lietuvos tokį, kaip čia pasakyti, ne tik gynybinį tą investavimą į ginklus, bet ir tą minkštąją valstybės galios, tą formavimą ne tik istorijoje, bet ir mūsų kultūros bendros vystyme. Ir grįžtant dar prie Rusijos, aš tik tai dar norėčiau paminėti, mes turim dar porą minučių prieš einant į tą šaltojo karo mintį, tai iš tikrųjų Rusija dirba tai sistemingai daugybę metų ir kada atsiverti kažkokius istorinius dokumentus, tarkim 19 amžiaus represijų, vykdytų represijų po sukilimo aktus, generalgubernatoriaus raštus, net ypatingai stačiatikių cerkvių statyme, tai tu matai labai aiškiai užkoduotas tas pačias mintis, žinutes, ir tie, kurie mano, kad tai yra
tik dabartinio valdžios Rusijos aparato sprendimai, kad tai yra dabartinės Rusijos, tarkim, Putino ir jo tos mafijos suorganizuotas pasakojimas, tai jie labai klysta ir mes turim tikrai labai didelę problemą su ta šalimi, kad karas Ukrainoje, kad ir jisai baigsis tik paliaubomis, pati Rusijos mintis niekaip neužsidarys, nesibaigs ir mes problemą turim su visa tikrai visuomenė, nes jinai yra indoktrinuota dešimtmečiais, netgi šimtmečiais šitame pasakojime ir mums reikia tiesiog ruoštis, dirbti toliau. Ir iš tikrųjų tas šaltasis karas, šaltojo karo momentas iš vienos pusės šiek tiek baugina, bet aš kažkaip pagalvoju net ir ekonominiai plotmėj per šaltąjį karą, kuris vyko iki Sovietų Sąjungos žlugimo, vakarų Europą iš tikrųjų klestėjo. Tai mes neturim taip iš karto įsigąsti, dirbti, ieškoti tų būdų, kalbėti apie save, šiek tiek ir mobilizuojantis momentas yra. Ir pabaigai turbūt galim tokį užleisti vieną kūrinį, kažkaip, manau, ir įkvempiantis su tam tikra tokia agresija. Taip, mes paklausysime kūrinį, kurį sukurti įkvėpė vykstantys desovietizacijos procesai. Prieš keletą metų štai Merkinės miestelėje buvo nukeliama tarybinio kario skulptūra, jinai krito, lūžo per pusę. Šiame įraše mes girdėsime autentiškus garsus iš skulptūros nukelimo proceso. Aplinkos garsai, smūgio į žemę garsas ir iš to kylanti muzika. O! Sulaukiau. Ir lengvai? Yeah! Wow! Dabar lip! Uždėgabi kamerą. Dėmesio. Jums kalba naujoji valdžia. Važiuojam. Ribų tema yra pakankamai sunkus klausimas, kadangi Lietuvos partizanai, jie turėjo dokumentaciją apie kiekvieną asmenį. Ir netgi šiandien archyvuose yra išlikusi medžiaga, kai tu gali pasižiūrėti bent jau dalyje gyvenviečių, miestelių, pasižiūrėti stribų sąrašą žmonių konkrečių su vardais, pavardėmis, kiek, kur, kaip, ką jisai dirba, kiek jo šeimoje yra narių, buvo narių. Ir ar tai yra skelbtini dokumentai, ar ne, nėra atsakymo tokio paprasto, nes tai gali paliesti kiekvieną šiandien dar gyvuojantį asmenį kiekvienoje vietovėje. Ir tarsi galvoja apie tai, ar tai tiesiogiai tą žmogų paveikia, kuris komentuoja antivalstybinius tekstus. Galbūt tai iš tikrųjų atėjo iš jo šeimos. Galbūt jis nevalingai pasirenka kažkokią kryptį, nes tai irgi atėjo iš jo šeimos. Bet iš principo negali kaltinti žmogaus, ką darė jo seneliai ar tėvai. Bet tie tekstai yra, partizanų sąrašai yra. Ir jūs ten komentuojantis, kada pasakojat apie tai, kad mano močiutė sakė aną ar trečią ar penktą, tai dar nėra argumentas, nes sąrašai yra. Viskas gerai. Viskas yra labai gerai. Visas šis šventmečio vajus mane netgi įkvėpė parašyti dainą. Mėly keleiviai,
Daina vadinasi Stribas. Daina apie stribą, apie striptizo klubą. Jeigu būtų striptizo klubas, jis galėtų vadintis Stribas. Daina apie stribą, apie striptizo klubą. Stribas. Stribas. Bomba. Padėta bomba. Padėta bomba. Sprogimas. Baisus sprogimas. Per pusę. Per pusę. Stribas per pusę. Stribas per pusę. Airija Ligijos. Sveikiname visus įžengus į Čiurlionio metus. Kaip daugumą žinote, nuo šių metų įsigalioja naujas Vilniaus aerouosto pavadinimas. Šiais metais jis pradėtas vadinti žymaus dailininko vardu. Turiu vilčių, kad tas pavadinimas keisis dar kartą. Man kartais atrodo, kad Čiurlionio kūryba yra pernelyg aptaki. Pernelyg aptaki. Aš asmeniškai svajoju, kad vieną dieną Vilniaus aerouostui bus suteiktas profesoriaus Vytauto Landsbergio vardas. Ši idėja skambės galbūt vis dažniau. Manau, kad profesoriaus asmenyje telpa ne tik plati Čiurlionio kūryba, bet ir labai aiški vertybinė, politinė vertybinė takoskyra. Takoskyra tarp skirtingų pažiūrų žmonių. Takoskyra verta įveiklinti ir manau, kad kažin ar gali būti tam tinkamesnis objektas nei nacionalinis aerouostas. Kalba kapitonas Gudmontas. Kviečiame prisisegti saugos diržus, netrukus leisimės. Kol leidimės, grąžiname žodį daktarui Žygimantui Barzinskui. Kalbėsiu tokia tema, šiek tiek galbūt net ir politizuota ir kažkiek apimanti ir teisės aktus, nes kai gyveni miestelį, tu labai tiesiogiai susiduri su tam veikiančia statybos tradicija, supratimu. Ypatingai čia ir tapatybės klausimas tampa labai svarbus, tai kalbėsiu apie būtent miestelių ir saugomos teritorijos ryšį ir tas tapatybės paieškas arba nepaieškas. Tai aš labai dažnai turiu daug patirčių su saugomų teritorijų nuostatais, kai jie iš tikrųjų Lietuvos miestelius vis dar įtvirtina kaip kaimų vietovės. Ir jeigu jūs pamėginsit susiprojektuoti pastatą naują, jums projektavimo sąlygose pateiks būtent nuostatas įvardintus tam tikrus taškus, kurie akivaizdžiai rodys, kad jūs turite suprojektuoti tiesiog eilinį kaimo namą, kuris gerokai skiriasi nuo to, kas buvo prieš šimtmetį. Tai šitos klausimas reikia kelti ir kad tie dalykai keistųsi ir kažkaip ta situacija galų gale gerėtų, nes miestelių supratimas, tos tapatybės iš tikrųjų yra gerokai sovietizuotas praėjus ir dešimtmečiai. Kad miestelis tai yra kažkoks administracinis taškas, kuris kuruoja žemės ūkio bendrovės. Ir ten tik tai gyvena žmonės. Tai tarybinio ūkio ta tradicija iš tikrųjų dar gyva ir nuo mūsų tas darbas ir yra turbūt tokius dalykus keisti ir sąmonė ir realiai net ir teisinėse aspektuose. Tai kalbėsiu ir apie tai. Ir tai toli gražu nėra viskas, apie ką ketiname kalbėti. Klausytojų laukia ir šios temos. Architektūrologijos žurnalo Paveldo kontekstai. Kantrybės paieškos skurdaus identiteto karuose. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 151 renginys. Džiaugiamės jūsų susidomėjimu ir balsais. Juk ne veltui esame... Mintim sada bulka
Norime Jūs informuoti, kad šito teksto išversti neįmanoma, dėja šitas tekstas neišverčiamas. Labai gaila, teks jo klausyti taip. Atsiprašome už nepatogumus. Ačiū už supratimą ir bandome suprasti, kodėl suprantame Jūsų susirūpinimą. Iš tikrųjų, šiandien nusprendžiau taip skirti dieną, pamatyti piliakalnius, kurie kažkaip mane staiga sudomino, ypatingai kurie yra susiję su kryžiuočių ordinu, nes galvojant ir apie ekspoziciją, apie tą supratimą, apie tas kovas su ordinu, iš tikrųjų, važiuojant, keliaujant per Lietuvos piliakalnius, aš pamačiau, kad vaizdas iš tikrųjų nėra labai geras, nes paprastai atvažiuoji prie kokio nors piliakalnio, paminėta ten datuojamas, tarkim, pirmo tūkstantmečio, antro tūkstantmečio, tarkim, pradžia, ten kažkoks piliakalnio aukštis parašytas, kažkokie keli radiniai rasti, taip, ten keli sakiniai iš kažkokių siejamų šaltinių su tuo piliakalniu, ar ten kada ordinas puolė, ar buvo sudegintas, bet to platesnio paveikslo Lietuvoje mes neturim. Platesnio, čia paveikslas irgi keliauja prie ordino buvusio irgi tvirtinimo. Platesnio paveikslo mes neturim. Aš netgi pasakyčiau, net ir mokykliniai programai tas kažkoks supratimas apie tą ordiną yra toks labai savotiškas. O kad iš tikrųjų turėjom pakankamai ilgą karą, Lietuva turėjo su išvis... Sako, eikit tiesiai. Turėjom šitą tokį karą su tokia galybė, kuri galėjo stoti su bet kuria Europos kariuomenė ir jie va čia, pavyzdžiui, tvirtinasi palei Nemuną, prie kurio aš einu, tas kelias irgi toks tvirtinimas buvo labai savotiškas, pas kai kurios pilis, kurios, tarsi natūraliai suprantamas kaip lietuvių, galėjo irgi būti užimtos ordino, kai kuriais atvejais sudegintas, vėl keitėsi, iš esmės, kas tą piliakalnį valdo. Ir tie motai vadinami ordino, tokie žemių pylimai, tvirtinimai, tokie kaip irgi, ten, galim sakyti, irgi tokios Nemuno apsaugos taškai tvirtinantis irgi yra be galo įdomus dalykas. Ir iš vis, ką aš šneku, gal tai nėra irgi visiškai tikslu ir aišku, nes tokio apibendrinančio kažkokio darbo leidinio nėra, aš jau nekalbu apie turistinius kažkokius maršrutus skirtus kovoms su ordinu. Mes kažkaip apie piliakalnius kalbam kaip apie kažkokį vieną ten tą 1000 skaičių. Liko dar 600 metrų. Tai mes kalbam tik apie kažkokią krūvą piliakalnių, bet mes net jų nesugebam išsiskaidyti, išskirstyti, kur kam jie priklausė, kokia jų paskirtis, kas yra tie piliakalniai iki valstybės formavimosi, kokie yra pirmieji šis piliakalniai, kokie yra būtent šitie vėlyvieji piliakalniai, kurie yra valstybiniai jau ir yra ten to grinai karo su ordinu dariniai ir palikimas. Ir man toks vaizdas susidaro, kad to trūksta. Tai mano toks tikslas pačiam asmeniškai bent jau pamatyti, pačiupinėti, kas tai yra. Ir tada tas vaizdas susidėlios kažkiek aiškesnis, nes tu irgi dirbdamas, edukuodamas žmonės muziejuje ar kažkur, to konteksto neturėdamas tu nieko ir kas tu toks esi, ką tu ten iš vis kalbi. Tai va, tai manau, kad tas kontekstas su ordinu, su tomis visomis kovomis Lietuvoje yra vis dar tikrai per mažai įvertintas ir kažkaip visi tą temą yra nustūmę. Tai va, keliauju pasižiūrėti, kaip atrodo vienas iš, sakykime, ordino palikimo, tai Bišpiliukais berods vadinasi.
Dar kitų ten pavadinimų yra, tai irgi pusiau vokiškas pavadinimas, tikrai įdomu. Esu labai įdomioje vietoje, visada nuo vaikystės jau netgi girdėjau šitą pavadinimą. Ir kažkaip labai skirtingai vairuoja tie pavadinimai rašytiniuose šaltiniuose ir turbūt literatūra, ir dėl to kažkoks chaosas čia gal gaunasi iš tikrųjų ir tyrinėtojų tarpe. Vieta, kuri vadinama Bišpiliukais, arba kitur, bent jau ką skaičiau, tai Georenburgu. Tai tiesiogiai su Jurbarku susietas pavadinimas ir čia va būtent 14 amžiaus vidury įvardyjama kaip ordino irgi tvirtinta tokia piliavietė, bet čia yra tai vadinami motai. Aš jų struktūros nesuvokiu, kadangi akivaizdžiai matosi, kad va čia va yra pylimas, o va čia yra tokia kalva, bet jinai nėra didžiulė. Ir kaip jie įsitvirtindavo, ar tik tai žemė pylimais užtekdavo ir kažkokius įtvirtinimus pasistatyti, ar vis dėlto dar reikia ir aplink šitą piliakalnį ieškoti kažkokių įtvirtinimo pėdsakų, bet esmė yra ta, kad tokie ordino motai kaip ir realus labai daiktas, tu atvarai įsitvirtini, bent jau taip pakankamai pradžiai primityviai, o po to judi tolyn. Deutschlands moderne Panzer, allen voran die Leopard 2-Serie, stehen an der Spitze der gepanzerten Kriegsführung. Kontinuierliche Upgrades und eine erfolgreiche Erfolgsbilanz auf den globalen Märkten zeigen Deutschlands Engagement für Spitzenleistungen bei gepanzerten Streitkräften. Šiek tiek pakeliavę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus menančiomis fronto linijomis, persikelkime į kitą Lietuvos pasienį. Visai neseniai mūsų šalyje lankėsi menininkas iš Baltarusijos, iš Gudijos, iš Minsko. Spalvingasis Sergejus M. Sergejaus kūrybai būdingos formos, spalvos ir ženklai nesutinkami jokio lietuvių menininko kūryboje. Lankydamasis Lietuvoje, jis surengė visą eilę tapybos parodų. Laimingi tie, kuriems nusišypsojo laimė jas aplankyti. Pasiklausykime trumpo interviu su šiuo puikiu menininku. Hi, my name is Sergey and Sveiki, mano vardas Sergejus. Tapyboje man svarbiausia yra spalva, nes per skirtingas spalvas aš galiu išreikšti savo jausmus. I can express my feelings, my impressions and my emotions. Despite I didn't receive special education in art, Nepaisant to, jog neturiu profesionalaus meninio išsilavinimo, aš vis tiek bandau išreikšti save per tapybą. My paintings using color. Labiausia mėgstu šviesias spalvas. Oranžinė, raudona, geltona spalvas, nes jos atspindi mano optimistinę natūrą. Sergejų sutikome Dzūkijoje, tačiau tuo mūsų geografija neapsiriboja, juk mes esam naujoji valdžia. Štai Žemaitijoje sutikom kitą įspūdingą asmenį, buvusį bibliotekininką, reperį Paulių Gadeikį. Ir jisai mūsų tiesiai šviesiai paklausė, apie ką mes kalbam. Šviesa, apie ką mes kalbam. Ar viskas, ką mes darome, yra akivaizdi tiesa? Ar elementarus melas? Ar egzistavom, ar egzistausim, ar dabar egzistuojam. Ar reiktum sureikšminti? Il est plus difficile de changer ce qui se trouve à l'extérieur que ce qui se trouve à l'intérieur. Dar kartas pagalvoju, kokią knygą reik perskaityti, kad žinočiau, kom pasakyti. Ir esate bibliotekininkas.
iš Žemaitijos, Dzūkijoje. Čia Dzūkijoje. Aš gyvenu Dzūkijoje ir esu čia dirbu, kuriu, kaip ir jūs kuriate, savame krašte. Bet čia mano yra, suprantate, tėviškėlė. Tu vas mourir, mais lui sera sauf. Pieš Tu vas paveikslą. mourir, mais lui sera sauf. Numegs kojinis. Iškas šolinį. Pastatys užtvanką. Ir plauks prieš srovį su upei vystės valtim. Ir grįž žydą į Merkėnį. Apie ko mes kalbam? Po susitikimo su Pauliumi Gadeikiu, naujos valdžios atstovai neliko abejingi žemaitiškai jėgai ir kartu sukūrė netgi keletą repo muzikos kūrinių. Visi tor darbus, visi žiaurės svarbus, visi šypsos perdėta pagarbus, o aš valgaus, galvoju, kas čia bus, kumet, kas pasiskus dėl netinkamų sąlygų, pasiimsiu biuletenį dėl netikrų lygų, atsipūsiu, pailsėsiu, tarp algų sukursiu gerą beatą, gerą raimą, gerą flow. Kuomet šefs klaus, kas čia gros, sakysiu, nežinau, tau tarpu buvau biuletenyje, gerklis skaudėjai, išstenėt negalėjau žuodį, gretnu mirsu atrodė, o jeigu ruodos saka, reik žegnuotis, jau darbs reikėta aiškuoti, sakau, teisė šviesė neviniuoju į vatą, ką linksmiau būtų pilu brendžiaus į arbatą. Nuomas 3 mėnesius nematė chatą, elektrą atjungi, nieka nesimata. Žemaitiško repo projektas vadinasi Meškaragis ir yra vienas iš šiuolaikinių Lietuvos regionų identiteto paieškos pavyzdžių, gimęs ne dūzgiančiuose didmiesčiuose, o Plungėje gyvenančio svajotojo sąsiuvinyje. Neseniai teko stebėti Meškaragio muzikos pasirodymą Vilniaus halės turguje. Meškaragis tiesiog viduryje koncerto sustabdė repą ir skambant Čiurlionio simfonijai miške, vidury scenos iškepė kompozitoriui dedikuotą ant sūdytų lašinių keptą omletą ir jį sumaitino koncerto žiūrovams. Ni meška, ni vienaragis, Meškaragis. Mėly klausytojai, dėkojame, jog buvote su mumis, jog klausėte radio laidos Naujoji valdžia. Šiandien tiek jums buvome parengę kultūros naujienų, istorijos įdomybių, politikos apibraižų. Tolumoje netgi matėme plazdant ir pamaldžiųjų kryžiuočių vėliavas. Tačiau ateities laidose daugiau dėmesio skirsim ir šių laikų bažnyčios geradariams. Linkime jums sėkmingų metų ir paskutinį žodį suteikime Žygimantui. Maršas, kariuomenės maršas, kuris yra tapęs, ko gero, jau ilgus dešimtmečius vienu populiariausių kariuomenės maršų Europoje, nors pats pavadinimas būtent Prūsijos glorija, tai yra Prūsijos šlovė, yra tiesiogiai asocijuojamas su Vokietijos kariuomenė, sukurtas jau 19 amžiaus pabaigoje, atspindintis tam tikrą ir vokišką militarizmą, tačiau naudotas ir britų, ir skandinavų, ir netgi šiandien Bundeswehro kariuomenė reprezentaciniuose renginiuose naudoja tą kūrinį, tai pasidžiaugdami Vokietijos brigados atsiradimu Lietuvoje. Tikrai metal fabrikais. Jo, ir ginkluotės fabrikais tikrai siunčiame vokiečius linkėjimus ir šio maršo ritmais mes šiandieną atsisveikinsime. Dėkojame Jums už Jūsų dėmesį. Tai čia buvo laidoje Algimantas Černiauskas, Žygimantas Buržinskas.
He's almost 97. We'll release 8331.